Pora jauniems skirti renginiai, kas metus pasikartodavo, bet tylu tarp jų Plungėje buvo. Ir pasišovė tada keli narsūs jaunikaičiai bei šviesios mergelės baigti šį prakeiksmą, padaryti pagaliau meną prieinamą ir mielą jaunam plungiškiui, renginius dažnus ir spalvingus, o dar ir vieną kitą problemą pasiryžo išspręsti. Ėmė jie ir sugalvojo, lai 3 sezonus vyks visokios ramybės Plungėje, o tą progą jie pavadino jos taip, kaip patiems labiau patiko. Spalvota žiema, šokantis pavasaris ir tranki vasara. Spalvotą žiemą vizualiniais menais ketino užsiimti sniego senius lipdyti ir alėją jų statyti, ant sniego tapyti, išnaudojimui tinkamų atliekų lėles siūti. Tačiau nelauktas gripo prakeiksmas išguldė narsuolius. Teko šis mintis netolimai ateičiai atidėti, o ligų metu pokytų jaunimo akį patraukti. Europos šalių kultūriniais vakarais ne tik su šalių menu supažinti, bet ir pamokyti šio to tradicinių šokių, kalbų, dainų, didžiausių įdomybių paragauti skanumynų tiems kraštams tradicinių, bet patiems kiek neįprastų. Žinoma, tuo pačiu ir parodyti, kad jei ne tavo kalba, tai vis tik žmogus. 2 metų gimtadienių bei atributikos konkursų. Vai susirinko žmonės įvairių kraštų, vai sulėkė pasveikinčią puikią progą, dovanų negailėjo, o ir pakopiečiai savo logotipo kūrėjai jų nepašykštėjo. Sulaukė štai ir šokančio pavasario mūsų herojai, o ne veltui iššokantis, mat užsibrėžė tikslą jie Plungės miestą sujudyti ir šokti pamokyti. Pašokus galės ir jaunas, ir senas, ant specialiai paruoštos didžiulės drobės tapyti bendrą Plungės paveikslą. Kam labiau akimirkos grožis prie širdies, galės išlieti savo momentaliojo meno eksperimente, lieti dažus ant permatomos plėvės ir fiksuoti nubėgimus, tekštelėjimus ir plekštelėjimus. Tiesa, mylėjo gamtą ir taiką pakopiečiai, pasiryžo balandžio mėnesį grįžėlis gerves pasveikinti, o kaip geriau tai padaryti, negu 1000 gervių išmankstant. Nors gamino jaunuoliai neblogai, nusprendė gatvės muzikos dienoje suburti puodų ir kitų virtuvės rakandų orkestrą. O kad tokia muzika ko labai neįsiupintų, vieną savaitgalį ir bardų koncertą Plungėje surengti pažadėjo. Galiausiai, pasitikdami vasarą, vėl sumislėjo plungiškius konkursų pradžiuginti, šį kartą kurti drabužių kolekciją, iš to tas jau nebereikalinga. O štai vasarą, kai laiko yra daugiausiai, nusprendė kažką spalvotesnio narsuoliai padaryti. Pradėti viską nusprendė grafiti piešimo ant fanieros plokščių, mat buvo tuos kraštuos piešinčių vaikinų pulkai, tik vietos pasireikšti neturėjo. O juk plokštes foto galima kaip teatro dekoracijas panaudoti, kaip tarė, taip ir padarys. O teatro taip pat žada būti lėlių ar forumo. Tam, kad forumo teatrą kuo geriau padarytų jaunikaičiai, pasižadėjo iš aukšto Vilniaus jo žinovai atvykti, socialinės atskirties problemas gvildenti. Turėjo Plungė puikų žirgyną, tik žirgai ten seniai nebegyveno, pasišovė pakopiečiai Liepos mėnesį surengti čia mini filmų peržiūrą. Kągi jiems čia dar nuveikus, ką dar sugalvojus? Prisiminė pakopiečiai, kad moka vienas kitas tatuiruotes piešti, nusprendė ne tik surengti laikinų tatuiruočių ant kūno piešimą, bet ir pamokyti tai daryti vaikus ir suaugusius, degimus jaunimas nauju ir kitus mokyti to, ką jau mokėjo. Laukia jaunuolių dar vienas iššūkis, į karą išjot, tik ne į tokį, koks paprastai būna, bet į balionų karą. Ir kitus į tą karą išvaryti flešmobo idėją prisidengiant. Bus likęs jiems tuomet tik vienas darbas, baigiamąjį projektą renginį suorganizuoti. Ir padaryti jį nei pamirštamą, nei pakartojamą, sukaupė drąsą šaunuoliai ir pasakė. Viską ten darysim, ir šoksim, ir piešim, ir muzikuosim, ir turbūt geriausiai renginį tiek jaunus, tiek senus pritrauks neoninių būgnų šou. Jiems, taip, pamečiau tekstą. Pritraukė to žmonės, papasakos jiems pakopiečiai, ką per 8 mėnesius nuveikė, kaip tęs savo darbą, bei kaip galima pakeisti tai, kas negero to aplinkoje atsiranda, jei tik netingi ir turi norą. Štai kaip berniukai ir mergaitės, pakopa pasiryžo kovoti su nuoboduliu Plungėje. Laukiame laimingos pabaigos. Neužmigot? Ne, dar ne viskas. Kadangi mes biškį Zubą palikdam ir kadangi gegužės pabaigoj vyks pasaulio tautų šokių mokymai. Europos, ne pasaulio. Gerai, atsiprašau. Europos, taip. Taip. Ir mes jūs norime dabar pamokinti suomiškos šokius. Pirmiausia, mes parodysim, kaip tai atrodo. Taip. O tada jūs visi atsistosit ir šoksit kaip su muzika. Ja, bet tai... O žingsnelį bus labai paprastai, jo. Iš tikrųjų, jūs jau galite atsistoti ir pradėti mėginti. Apa! Dabar sustokite 2 eilės vieni prieš kitus maždaug po lygiai, nes reikės valandas. Puiku. Taigi, žingsniai bus labai paprasti. Tiesiog bus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ir taip 4 kartus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tada apsukot ratą kartu su savo draugu. Taip. Pirmiausia,
vietose dabar šakinėjom, paskui sueinam į vieną liniją. Ir tada susikabiname poroj, susikabinate. Su to vėl sukate ratą. Su to vėl kvadratą sukat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,